Labą dieną, Erika. Tai ačiū, kad atvykote į konsultaciją. Tai sakykit, kuo galiu padėti. Noriu pirkti būstą, bet nežinau, nuo ko pradėti. Gal galėtumėt man patarti? Gerai. Tai pirmas žingsnis, visada su klientais susižiūrime biudžetą, už kiek būtų galima pirkti. Tai mano klausimas būtų, ar jūs pirksit su paskola, ar nuosavom lėšom? Su paskola. Su paskola. Ok, tai tada reikėtų išsiaiškinti, kiek galima gauti jums paskolos. Ar jau kreipėtės į bankus, ar dar ne? Dar nesikreipėt. Dar nesikreipėt. Tai gerai. Tai pirmą žingsnį mes ir padarysime. Aš jums duosiu bankų kontaktus, į kuriuos galėsite kreiptis ir sužinoti, kokią sumą galit gauti būsto pirkimui. Pirksit viena, su draugu, su vyru, ar tiesiog? Su draugu. Su draugu, gerai. O draugas irgi jau žino, kiek paskolos gali gauti, ar dar ne? Ne, nieko dar nežiūrėjom. Gerai. Tai tada po mūsų konsultacijos susitikimo aš jums atsiųsiu kontaktus bankų vadybininkų ir per savaitę laiko jūs tikrai sužinosite, kokią sumą galite tikėtis gauti. Tada klausimas sekantis yra mano dėl pradinio įnašo, nes bankai reikalauja pradinio įnašo 15% nuo perkamo turto vertės. Tai ar pradinį įnašą esat sukaupę, ar turite, ar nebus dėl to problemų? Turiu sutaupiusi mažą dalį, bet didžiąją dalį noriu skirti iš būsto, kurį paveldėjau iš močiutės, tai noriu jį parduoti. Supratau. Tai reiškia, reikės ne tik padėti susirasti būstą, bet ir parduoti butą. Taip. Kelių kambarių tai būtas? 3. O šiuo metu jame gyvenat, ar nuomojamas yra? Gyvenam. Gerai. Tai tada šita visa situacija pasidaro truputį, ne tai kad sudėtingesnė, bet reikės pasidaryti strategiją, kaip parduoti jūsų butą, nupirkti kitą turtą ir kad jums netektų dar į tarpą kažkur eiti gyventi. Nuomotis arba pas tėvus grįžti laikinai ar kažkur kitur.